Jeigu jūs norite kažko turėti savo gyvenime daugiau, jūs visą pirma to prarasite. Jeigu moteris nori išmokti valdyti, planuoti savo laiką, jinai dažniausiai pradžiai turės laiko mažiau. Kad jinai turėtų jo daugiau, vėliau jinai jo pradžiai turės mažiau. Kodėl? Nes jinai visų pirma turės jau praleisti laiko, išmokti jį valdyti. Ir kad tam tikri dalykai jos gyvenime atsitiktų, jinai turės kažką ekstra padaryti, kad tai atsitiktų. Jeigu jūs norite kažko išmokti, kad uždirbti daugiau pinigų, įgauti naują kvalifikaciją, jūs pirmiausia turite susimokėti už tą kvalifikaciją, kad jūs įgautumėte. Jūs turite investuoti savo laiką. Tai pradžioje jūs prarandate pinigų, kad uždirbti daugiau pinigų. Jūs prarandate laiko, kad turėti daugiau laiko. Ir tai visą laiką yra. Ir kai pagalvoja, dėl ko dauguma žmonių nepadaro kažkokio poslinkio gyvenime, jie nepaeina tolin, nes jie nenori nieko prarasti. O tai yra neįmanoma. Tai yra absoliučiai neįmanoma. Aš kažką turiu šiai dienai prarasti, kad aš gaučiau, ar ne? Aš turiu investuoti, kad aš gaučiau. Ir tai yra principas, kurio paremtas yra visas augimas, ar ne?